Žiūrim, ką turim. Tema šiltnamis iš plastikinių vamzdžių išplastos. Nufilmuota tam, kad internete iš tikrųjų neradau jokių filmų lietuviškai. Tai gal kažkam padės, kai dariau šiltnamį. Yra tokių smulkmenų, su kuriuom susidūriau ir tikiuosi tiem, kurie žiūrės, pamatys, kad galbūt padarys kitaip, tačiau patarimą tokį mažiukų surasti tikrai. Tai nuo ko pradėjau? Pirmiausia, aišku, ilgis. Tai ilgi šuo mano loja kažko nepatenkintas. Ilgi kiekvienas nutars, kiek jam reikia. Čia pastačiau 5 vamzdžius, gavosi 3 metrai 20 cm. Tai kas 80 cm yra vamzdis. Tačiau plotis. Jeigu padaryt, kaip sakyt, per mažai, tai bus per aukštas galbūt. Jeigu padarysit per plačiau, tada bus išlaikymas mažesnis. Tai toks optimalus. Tačiau pradžių dariau vienaip, o paskui biškutį pailginau šį, paplatinau, tai pasakyti. Taigi va, rotau metro. Taigi va, plotis mano yra šiuo metu. Lentos yra, matot, 25 mm. Tai yra 2,83,5 va su lenta. Taigi pradžiui ką padariau, tai matot, padariau karkasą. Išvedžiau iš trižainės, užšau, padėjau va ant akmeniukų, ar dar kažkokiu būdu, ir va karkasas. Daugiau, kaip pritvirtint vamzdžius. Iš 16 armatūros padariau tokius dalykus, gal matosi, tikiuosi saulės šviečiamis. Reiškiasi, čia yra paprastas kampuotis, kur galit nusipirkti bet kokiam statybininkų prekių parduotuviai, ir prie jo privyrinau armatūras. Va 16, va toks armatūra, jinai kažkur ilgio va apie, sakyčiau, apie 30 cm bendrai. Tai va, kampuose kampukai, o kitiem vamzdžiam paprasta juostelė. Prikaliau prie lentos, uždėjau faneros gabalėlį, kad vamzdis paskui įsimautų. Dar noriu pasakyti, dabar aš neatsuksiu, nesimato, tačiau dar prieš tai ant armatūros uždėjau planesnę plastikinę vamzdžią, ten gal gavosi 40-ukas jisai, irgi va tokia va ilgė, ir tas, kas mano duos, tai taip, ne taip links ant armatūros galbūt vamzdis. Ir paskui prikaliau. Čia kažkur tai apie metras armatūros, metras arba 80 cm, va tokį 16 armatūrą tiesiog įkaliau į žemę, tokių padariau 1, 2, 3 ir iš vienos pusės tas pats, 1, 2, 3 ir su vėla gražiausiai, va, galbūt pamatysit, padariau, kad būtų toks, kaip sakytų, pritvirtinimas prie žemės. Šonuose va dar padariau kolais paprašiau. Įkaliau kolus, prisukau. Tai va toks pas man gavosi pritvirtinimas prie žemės. Tikiuosi vėjas nenunešo, jeigu bus kas blogai, tai niekada nebus vėlų dar įkalt kažkokį tokį patvirtinimą. Taigi jau tą supratot, kaip vamzdžius, kas 80 cm, kraštukai prikalta su kampuočiais, juostelė privirinta prie armatūros. Toliau sekantis aspektas, statant tokį šiltnamį, sakyčiau, dėlėna yra kaip sutvirtinimas, va šitas valentas va kalt. Ar iš vidinės pusės vamzdžio, ar iš išorinės. Aš nutariau daryti iš vidinės, todėl kad manau, plėvelė, kai ištrauksiu, tai vis tiek apie tam vamzdžiui, jeigu kada užmėsiu virvės, tai ką noriu pasakyti, kad vamzdis neįsikišnėtų tie vamzdžiai. Tai tiesiog mažiau užmeskit, prisukt, vaštais tikrai prisuksit. Tai taip dariau, kad būtų lygu. Plėvelė kleit, plus plėvelė, pavyzdžiui, kaip parodyt.
kad nebūtų įsikišimų. Tie įsikišimai tai yra pats geriausias dalykas šiltnamyje. Tai vat padariau tokiu būdu, reiškia. Tiesiog lentelę pridedam, kad būtų šitą kraštą prisuka tiek, kad būtų dar tai lentai užeit. Nu, manau, suprantu, tai kalbu. Tai va tokie mano pagrindiniai patarimai. Toliau, tokį šiltą, patys baisiausias dalykai tai yra priekiai. Šonai, kaip sakyt, labai gražiai plėvelė apglūda ir kaip yra. O šonas dažniausiai būna, o ten matom, šiltnamis ir matom, kad šona visada būna tos plėvelės raukšlės ir dar kažką. Tai aš padariau, kad būtų kodas eina. Šita tokiais gaunasi kai ratas, o matom, prie jau prikalsiu gabalą plėvelės. O ta, kurie eis jau pagrindinė iš viršaus, trupučiuką apipjausiu va čia kažkiek ir manau tų raukšlių ir tie šonai bus labai gerai užtvirtinti. Tai va, toliau, nepamirškit sutvirtinti kampais, kadangi jeigu neduosit ištrižainių, va šitos ištrižainės, tų dviejų, va matote, ne kampu, tai šiltnamis tiesiog vaikščios. Šičia stovi tvirtai, nemanau, kad tai kažkas čia išklybins. Jeigu išskris, tai jau išskris kartu su šiltnamiu. Nu ir va tokie va. Jeigu, kaip sakant, kažkam galbūt tai uždengsi plėvelę, kai jau bus priekis matosi, matysi, galbūt įdėsi dar, bus žiūrėt galutinį variantas. Būtų malonu, jeigu pasidalintumėt komentarais, na ir galiausiai noriu pasakyti biudžetą šitokio projektą. Tai manyčiau, jeigu kažkam nereikėtų, tai galbūt ir pigiau apsėti. Tačiau aš susiskaičiavęs su tais medvarštėliais, kampukais, nes viską teko pirkti, ir armatūrą teko pirkti, lentas teko pirkti, tai gavosi kažkur grubiai 250 litrų. Čia aš jau sakau, ir plėvelė nupirkta, ir vamzdžiai pirkau plastoji. Tai aš padariau išėjau. Žmonės sako, kad reikia kas be ko, kas bus papildoma kokį vieną langą iškelt, tai nebūtų problema. Tai čia iš kitų čia pasvarstymų buvo mažiukas mūsų šiltnamiukas. Tai jeigu reikia skęsti, tai niekas nereikia, čia patys supranta. Lentų daugiau zadėjom. Tai va, toks variantas. Kas be ko, galbūt žmonės galėtų pasakyti, kad galima būtų užbetonuot pagrindą ar dar kažką. Tie, kurie žino, kad toj vietoj šiltnamis turi pastovėti.